Šitų dėžutės yra nuo Molberto, neprireiks. Čia aišku yra, čia yra pirmieji visokie dalykai, bet čia nelelygas. Na štai. Pradėkime nuo šitos. Na va, štai šitokia va. Nudažytas toksai veidas. Ir tokia blizganti paprasta lėlytė. Toliau toksai Baymaxas, braški, toksai va mielas veidukas ir laikrodukas. Irgi su veiduku. Toliau eina toksai berniukas, čia toksai gavosi. Aišku, čia tik tai vienas berniukas iš visų. Čia jie yra dar ne visi pabaigti, bet tiesiog noriu parodyti, ką aš esu padariusi ir, nu nežinau, jeigu norit, galite pamėginti tai padaryti. Čia vokalas šiek tiek keista, nes aš piešti nelabai gražiai moku. Kaip sakiau, ne visi yra pabaigti. Ir gale aš jums pasakysiu vieną naujieną, bet čia būtinai gaus tie, kurie bus pasirašę į mano kanalą ir tai pasakysiu gale. O dabar žiūrim. Va tokia va paprasta. Va. Kaip sakau, ne visos pabaigtos, bet dauguma, ne dauguma pabaigtų, bet jos visos yra pagal mane gražios. Paimam šitą. Tokia fėja čia man visiškai nepabaigta ir jais sparnelis nulūžo. Kai kepėm, nulinko sparnelis ir taip šiek tiek nulūžo ir reikės vėliau priklijuoti. Va čia va pakabukas. Čia toksai va popkormas va. Su karamelė ir tokia va mergytė. Kačiukas. Rapunzelė. Pieštukas. Čia pas mane yra nemažai pakabukų. Kaip sakau, jeigu kai kurie veidai jums nelabai patiko lėlyčių, tai aš nelabai gražiai moku piešti, tai tiesiog čia kaip tokie nelabai bandymai. Čia apyrankiai, kebabas, hesburgeris, vokelis ir trintukas. Ir dar tokia va planeta. Dar įmanyti. Pakabukai. Pas mane daug yra sėdinčių. Pilis. Čia buvo toksai kibiras pakabukas, bet sulūžo. Dar jau yra Rapunzelė. Kačiukas darinas ir dar keli pakabukai bus. Tokia darina spalvotais plaukais Rapunzelė, mėnuliukas kačiukas.
Ir va štai tokie 2 pakabukai. Kurie. Taigi ačiū, kad žiūrėjot mano video. Pasirašykite į mano kanalą ir tą naujieną. Tie, kurie pasirašė į mano kanalą, rašykit komentarius savo adresą, kur jūs gyvenat, šalį, adresą, namą, viską rašykit, o aš siūsiu surprizą, kam tik galėsiu čia, aišku. Taigi, visiems iki.